Sveiki visi dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata, o jeigu tai yra pirmas kartas, kai mane stebite, žiūrite šį video, ar tai yra apskritai pirmas šio kanalo video, kurį žiūrite, tai nepamirškite užsiregistruoti šio kanalo ir stebėti jo veiklos, žinoma. Ir šį kartą aš jums filmuoju apžvalgą šio blakstienų tušo iš Lancome. Jis vadinasi Hypnose Drama. Žinoma, galite, jau matosi, kad čia yra miniatiūra, bet aš labai norėčiau papasakoti, kaipgi man sekėsi arba sekasi vis dar su šiuo blakstienų tušu. Ir jeigu jums įdomu išgirsti mano nuomonę, likite žiūrėti šio video. Taigi, šitą miniatiūrą aš gavau dovanų, tiksliau jinai buvo kaip dovana, kai dovanų gavau kvepalus iš Lancome, La Vie est Belle, ir buvo šitas produktas ir buvo vienas korektorius ir dar gavau miniatiūrą irgi tų pačių kvepalų, kuriuos įsigijau, tiksliau, kuriuos man tuo metu nupirko mano vyras dovanų. Ir šitą blakstienų tušą iš tiesų aš turėjau omeny jau kokius metus ar panašiai. Nuo pirmos dienos, sakykime, kai aš jį pamačiau čia YouTube kažkurį video ir iš tiesų nesu mačiusi labai daug video apie šį, arba tiksliau žmonių naudojant savo video šitą blakstienų tušą, bet jis patraukė mano dėmesį nuo pirmo karto. Bet žinoma, kadangi nelabai pigiai prekė, tai kažkaip taip, man atrodo, ta mintis man ir nuplaukė, taip sakant, jį išbandyti, įsigyti, bet kai gavau jį dovanų, tai labai apsidžiaugiau, sakau, dabar tai jau tikrai galėsiu išbandyti ir pasižiūrėsim, kaipgi man, ar labai patiks ar ne, nors kai daiktai yra brangus, tai geriau norisi, kad nepatiktų, kad nereikėtų leisti pinigų, ar ne, nes, kaip sakant, kad nesinorėtų, nekiltų tas noras įsigyti normalaus formato ar normalaus dydžio, sakykime. Ir jeigu kam nors įdomu, tai šita miniatiūra yra 2 ml šio produkto ir pavadinimas, spalva turėtų būti taip Excessive Black. Nežinau, man atrodo, kad nėra kitų spalvų, tiesą sakant, nelabai domėjausi. Mačiau tik tai, kad yra keletas kaip ir variantų, gal 3 ar 4, kurie irgi, to tušo, kurie vadinasi Hypnose Drama, skiriasi tik šepetėlis, kurį aš jums netrukus parodysiu. Ir ką tik pasižiūrėjau, kad Sephoros puslapyje, Jungtinių valstijų Sephoros puslapyje kainuoja, atrodo, $27.50. Tikrai nebrangus, nepigus daiktas, taip sakant. O Lancome puslapyje, Lancome yra iš Prancūzijos lygtais, nes čia buvo parašyta lygtais, kad Prancūzijoje, tai pagaminta Prancūzijoje, kainuoja daug brangiau, 31, man atrodo, eurą ar 32 eurus, panašiai, žodžiu, tikrai kišenė truputėlį tempia, kaip sakant, ar ne, nelabai norėtųsi leisti tiek daug pinigų kažkokiam tušui, ypač nežinant, ar jis tau patiks ar ne, tai kai gauni miniatiūrą, geriau nebūna, taip sakant. Na ir pasižiūrėjus į tą miniatiūrą, aš būčiau galvojusi, gal keistai galvojau, bet man taip atrodo, kad šepetėlis bus šitoje pusėje, bet iš tiesų jis šitoje pusėje, gal ir logiška, tiesą sakant, tada. Tai žodžiu, kaip matote, šepetėlis yra toks įdomus, tarsi šaukštelis, bet labiau gal išlenktas, ar ne, nes išlenktas dar ir į kitą pusę. Bet panašu šiek tiek į šaukštelį. Jeigu kamera nesufokusuos, aš pasitengsiu jums parodyti, palikti nuotraukėlę. Ir nežinau, atkreipėte dėmesį ir pastebėjote, kad jo konsistencija, tušo pačio konsistencija yra ganėtinai skysta, nes matosi tiesiog produktas ant to paties šepetėlio. Šepetėlis, kaip matote, nėra plastikinis, nėra iš plastiko, kaip, pavyzdžiui, iš Maybelline tas Rocket Volume, pavyzdžiui, ir panašiai. Ir konsistencija tušo ganėtinai skysta, žinoma, jis nebėga, ten, kaip sakant, upeliais, bet ganėtinai skystas tušas, ne iš tų sausųjų, pavadinkime taip. Ir pirmą kartą, kai aš pamačiau tą būtent konsistenciją, truputėlį lyg ir išsigandau, sakau, kaip čia man dabar su juo seksis, nes jis man priminė šiek tiek tą I Love Extreme iš Essence, kuris pačioje pradžioje bent jau būna ganėtinai šlapias, taip sakykime, šlapios konsistencijos, po to jau truputėlį pradžiūna. Tai iš pradžių kaip ir man tas tušas nelabai patinka pačioje pradžioje, jau po to pradeda labiau patikti. Tai sakau, kaip man čia dabar su šituo bus.
Ir aš jį tiesą užsitepusi šiandien, bet aš jums paliksiu nuotraukas, kaip atrodo mano blakstienas be tušo, kaip atrodo su vienu ir su dviem šio tušo sluoksniais, taip sakant. Mano blakstienos šiaip jau nėra labai ilgos, bet, sakykime, problema yra ta, kad galiukai yra šviesesni negu blakstienų pagrindas, tai jos atrodo kaip ir teoriškai dar trumpesnės, nors nėra pačios trumpiausios irgi blakstienos pasaulyje. Ir turi, sakykime, natūraliai užsiriečia, ar ne, man nereikia jų riesti, tai jeigu jūs kasdien riečiate, pavyzdžiui, blakstienas, nes jūsų blakstienos labai tiesios, tai kaip ir nelabai galiu atsakyti negalėčiau atsakyti jūsų klausimą, ar nenuleidžia to, sakykime, to užrietimo, ar neištiesina, taip sakant, blakstienų, nes kartais kai kuriems žmonėm, kai tušai yra labai šlapi, kaip aš sakau, ar ne, tiesiog nenulaiko to užrietimo, taip sakant, ir ištiesina blakstienas, tai aš tikrai negalėčiau atsakyti šį klausimą, nes mano blakstienos natūraliai yra užriestos, galiu tik tai pasakyti, kad man jų per visą dieną, kiek aš esu jau tą tušą nekartą tepusis, taip sakant, per visą dieną man tikrai neišsitiesino tos blakstienos, nieko panašaus, žodžiu. Taip pat kitas dalykas labai geras, kadangi šita versija, nes yra, man atrodo, versija vis dėlto, kuri yra atspari vandeniui, bet šitas tušas, kurį aš turiu, nėra atsparus vandeniui, tai irgi man buvo taip ir baisu, galvoju, jeigu man ašaros akis ar panašiai, kol kas dar neašaroju su šiuo tušu ir tikiuosi neašaros, bet bent jau, sakykime, netepa man pakies srities, srities, taip sakant, nenukrinta gabaliukais, nenutrupa, taip sakant. Tai tas yra kaip yra pliusas tam tušai ir be to blakstienos tokios juodos, nežinau, ar jūs jas galite įžiūrėti tam video, bet aš tikrai jums pasistengsiu parodyti nuotraukose, kaip atrodo. Nuo pirmojo sluoksnio blakstienos pasidaro tikrai kilometrinės, kaip aš sakau, ar ne, netrodo dirbtinės, bet ganėtinai ilgos, labai juodos kaip anglis, tikrai labai ilgos, nesu skaičiusi aprašo šio tušo, nežinau, ką jis žada, bet Hypnose Drama, tai kažkaip, man atrodo, turėtų būti hipnotizuojančios, taip sakant, ar ne, blakstienos, o hipnotizuojančios blakstienos, tai man ilgos blakstienos ir dėl turinio šiek tiek gal padaro jas truputėlį tokias, daugiau atrodo, bet man atrodo, šio blakstienų tušo esmė yra pailginti būtent jas. Tai tikrai mano atveju, kai aš labai mėgstu dažniausiai tik tai vieną sluoksnį užsitepti, labai tingiu, tiksliau man nepatinka 2, 3 ar 5 sluoksnius teptis, tai man, žodžiu, labai tinka šiuo klausimu, nes su vienu sluoksniu tikrai labai nuostabios blakstienos, bet galima užsitepti ir 2, kodėlgi ne. Ir, žodžiu, ir išlaiko man visą dieną šitas blakstienų tušas, sakau, per kokį lietų dar neteko eiti, bet turbūt jis nubėgtų, nes nusivalo labai lengvai su bet kuriuo makiažo valikliu, pavyzdžiui, miceliniu vandeniu, tai spėju netgi ir paprastu vandeniu labai lengvai turėtų nusivalyti, pavyzdžiui, jeigu jums tenka išsitepti ar panašiai, nežinau, kur nors, pavyzdžiui, netyčia priliesti ar blakstienos prisiliečia ir įsitepa, tai labai lengvai nusivalo netgi su vata, pavyzdžiui, ar ne, labai lengvai netgi be jokio produkto nusivalo, tai tikrai bent jau tuo klausimu, jeigu jums nepatinka tušai, kurie sunkiai nusivalo, tai čia, kaip sakant, nėra tas atvejis, nes bent jau šitas variantas yra nėra atsparus vandeniui. Ir, žodžiu, jeigu manęs klausite, ar aš rekomenduočiau šitą tušą ir ar aš jį pirkčiau, tai tikrai nusipirkčiau kažkada, nežinau, tikrai nebus, tai nevyks nei rytoj, nei poryt, nes kaina tikrai nėra labai pigi, taip sakant, ar ne, daiktas tikrai nelabai pigus, bet iš visų brangiųjų tušų, kuriuos aš esu išbandžiusi, jų nėra, žinoma, 20, bet esu išbandžiusi gal 2 ar 3, tai galėčiau pasakyti, kad šitas man yra labiausiai patinkantis. Prieš tai man labiausiai patiko tušas The Roller Lash, visą laiką niekada tiksliau negaliu ištarti, iš Benefit. Tai jis man labai patiko, bet jis netoks juodas kaip šitas, nepalieka, juodos lieka blakstienos, bet netokios juodos kaip anglis. Tai tas mano mėgstamiausias buvo, iki kol aš išbandžiau šitą tušą, taip sakant. Anas gal šiek tiek pigesnis, tiesą sakant, dabar negalėčiau pasakyti, bet žodžiu, jeigu būtų pigesnis, tai iš vis lėkčiau, nemąstydama, jau pat pirkti normalaus dydžio ir atsparaus vandeniui.
jo, nes man labiausiai patinka dažniausiai atsparus vandeniui. O kadangi jis brangus produktas, tai gal kažkada, nežinau, kažkokią ypatingą progą ar turėsiu kažkokių santaupų, kaip sakant, ir kurias galėsiu išleisti bet kam, tai tikrai nedvejodama įsigysiu šį tušą ir galbūt jį pamatysite kuriame nors iš video jau normalų, taip sakant, kokiame nors makiažo video ar panašiai, gal pamatysite mane naudojant normalų šio tušo dydį. Tai tiek iki čia šio nuostabaus tušo apžvalga, jeigu, kaip visą laiką, jeigu esate jau jį išbandę, ar miniatiūrą, ar bet kokį jo formatą, rašykite komentaruose, pasidalinkite savo nuomonę, nes kiek žmonių, tiek nuomonių, kiekvieno žmogaus blakstienos yra skirtingos, poreikiai yra skirtingi, gyvename skirtingose vietose ir taip toliau ir panašiai, tai visą laiką yra naudinga pasidalinti mūsų patirtimis, mūsų nuomonę apie kiekvieną produktą, kad kiti žmonės galėtų pasiskaityti tos komentarus, pasižiūrėti video ir galiausiai priimti sprendimą pirkti ar nepirkti, ypač kai daiktai yra tikrai labai netgi nepigus, taip sakant. Tai norėčiau, kad pasidalintumėte savo nuomonę, arba jeigu jūs šį tušą ketinate įsiginti, nežinau, rytoj, pavyzdžiui, tai išbandę jį taip pat pakomentuokite ir parašykite savo nuomonę. Ir iki čia, kaip sakant, baigiu šį video. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi, nepamirškite pasižiūrėti ankstesnių video, pakomentuoti, pasidalinti, rašykite savo prašymus komentaruose ir susitiksime kitame video. Jau mano liežuvis truputėlį pinasi, susitiksime tikrai kitame video. Bučkis, iki!